Laidą remia Vivus LT. Patogi paskola. Taip, Nijolė, reputacija ar žinomumas? Žinomumas ar pinigai? Pinigai, o gal sėkmė? Kristina Ivanova, puikus pramogų ir verslo sinergijos pavyzdys. Prieš savaitę 27-ąjį gimtadienį atšventusi atlikėja jau ne pirmus metus sėkmingai sukasi grožio versle. Prieš 3 metus įkūrusi savo grožio saloną, šiandien jis sako: esu žinomas žmogus, turinti savo verslą. Tačiau turint verslą, būti vien tik žavia blondine nepakanka. Tai yra lygiai toks pats darbas, kaip ir visi kiti, reikia įdėti labai daug darbo ten ir ne tik tai tvarkytis nagus, plaukus ar kažkokias darytis grožio procedūras. Iš tikrųjų, keliesi anksti, eini, truputėlį tavo režimas pasikeičia, visgi, scena reikalauja jinai kitokio truputėlį režimo. Tu labiau dirbi daugiau naktį, nes yra koncertai vakare, o šitas darbas yra nuo ryto iki vakaro, iki tol, kol tu viena uždarai studijos duris. Idėja įkurti grožio saloną Kristinai Ivanovai gimė labai natūraliai. Viskas išsirutuliojo tada, kai buvo, tiesiog kilo idėja, galbūt norėčiau sukurti savo kosmetikos liniją. Taip? Iš tos idėjos, prašau, išsivystė dabartinis verslas ir grožio studija. Tai kartais kažkokios maros svajonės idėjos, jos, žiūrėkit, pagimdo labai gražų, puikų rezultatą. Ir tikrai, aš kaip sakau visiems, svajokit, nebijokit svajoti, žinokit, svajonės pildosi. Kristina atvira, maivytis, jog žinomumas jos verslui nepriduoda sėkmės, ji nesiruošianti. Iš tikrųjų, tai čia lygiai tas pats klausimas būtų eiliniam žmogui. Ir svarbu, man lygiai tas pats, svarbu ir pinigai, ir finansinė pusė, o žinomumas tik padeda tos pinigus uždirbti. Žinoma moteris, bandanti kurti savo grožio imperiją Lietuvoje ir jau dėliojanti planus apie verslo plėtrą užsienyje, pateikė seną, tačiau nenuginčiamą tiesą moterims, trokštančioms kuo greičiau įdarbinti savo pomėgius. Visą laiką aš rekomenduoju ieškoti savyje tos gyslelės, kuri pas jūs yra kažkokia išreikšta labiausiai, taip? Iš tikrųjų galima nuo to atsispirti. Ir turiu labai daug draugų, kolegų, kurie, žinokit, savo kažkokius užklasinę veiklą išvystė į verslą. Tai labai jais didžiuojasi ir tikrai pati, kaip aš sakau, rekomenduoju klausyti savo širdies, ypatingai moterim.